gerai matosi būtent ryšys apgyventų vietų su gamtovaizdžiu, su kraštovaizdžiu ir, kaip matot, miškų Lietuvoje tuo metu būta, dabartinė Lietuvos teritorija, jeigu jums būtų daugiau negu gyvenamų vietų, žali miškai. Dabar pasirodė, kad ne visais laikotarpiais pakankamai tankiai žmonės gyveno dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Ir kaip matot, čia yra piliakalniai datuoti. Piliakalnių datavimas nebūna labai tikslus. Plokštiniai kapinynai, kurie datuojami gana tiksliai. Ir bendra kreivio laidojimų paminklai, kuriuos eina reiškia ir plokštiniai kapinynai ir pilkapė, nes dalis lietuvių rytų Lietuvoje tuo metu savo mirusius laidojo pilkapiuose, o ten su jų datavimu archeologam irgi yra problema. Bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį štai ką, į tą reiškia tokį lūžio momentą. Jeigu nuo 90 amžiaus gyventojų skaičius, o kapinynai, ypatingai kapinynai ir piliakalnių skaičius iš esmės atspindi, kaip tankiai kraštas buvo apgyventas, didėja iki nuo 12-13 amžiaus, tikslios ribos nurodyti negaliu. Viskas tiek piliakalnių skaičius tuo metu naudotų, tiek laidojimų paminklų, reiškia kapinynų ir pilkapynų skaičius smarkiai krenta. Ir štai ateinam į 13 amžiaus pradžią, kur matom turbūt per gerą šimtmetį, per pusantro šimto metų, tas skaičiaus kitimas yra labai ryškus nuo 400, virš 400 iki 200, 2 kartus. Žiūrint šiek tiek detaliau, pastebėsim, kad gerai, dabar kokia priežastis bendrai paėmus šito reiškinio. Mes paskui pažiūrėsim detaliau, imdami kiekvieną atskirą Lietuvos regioną. Jeigu ne gentį, tai bent regionas, skirdami vakarų Lietuvos regioną ir rytų Lietuvos regioną. Tačiau įdomu yra tai, kad maždaug tokia kreivė, gal ne taip ryškiai krentanti, yra būdinga visai vikingų laikų Europai. Tas reiškinys ne tik Lietuvoje. Ir tai be abejo yra globalus reiškinys tokiu atveju ir jis pirmiausiai turėtų būti siejamas su klimato pokyčiu. Jeigu iki maždaug 11-12 amžiaus, o čia klimatologai tas datą, žinot, dėlioja, labai tiksliai sudėlioti negali, bet tarkim taip iki 12 amžiaus imtinai, netgi iki 13 amžiaus pradžios, vikingų laikotarpis yra žinomas kaip šiltasis laikotarpis. Panašiai kaip dabar mes čia atšilam po truputį. O nuo 13 amžiaus, 14 šimtmetis, 15 yra vadinamas mažuoju ledynmečiu. Žodžiu, 12-13 amžius tai yra ta klimato kitimo lūžis, kuris labai staigiai ir globaliai atsiliepė visiems žemdirbiams, o tokia buvo visa Europa praktiškai. Šalčiai, nepalankus orai augmenijai, pagrindinė kultūra tuo metu buvo rugys, daugiau Europoje, Lietuvoje dar vis tik tai prasidėjo, menki derliai, badas ir staigus žymus gyventojų skaičiaus sumažėjimas. Didelis mirtingumas ir be to kitas dalykas migracijos, kurios irgi turėjo įtakos ir migracijos, kaip mes vėliau pamatysim, matyti iššauktos klimato pokyčių, iš esmės turėjo įtakos ir tom vidiniam migracijom pačioje Lietuvoje tarp atskirų genčių. XIX amžiaus kapinynai su 90 amžiumi datuojamas kapais Lietuvoje. Čia bendras vaizdas, tik tai atkreipkim dėmesį vėl, kad tai yra spiečiai tam tikri, kurie žymi genčių teritorijos. Galim pastebėti, kad vakariniai daly jų yra daugiau, taip pat ir kaip čia dabar pasakyti, šiauriniai buvusios Žiemgalių žemėse, vidurio Lietuvoje, o tos pietinė Lietuva, Jotvingių žemės yra
mažiau buvo apgyventos tuo metu, bet tai nereiškia, kad absoliučiai yra taip, kaip jūs čia mato, todėl kad mes archeologai nežino visų laidojimų vietų, laidojimų paminklų. Dėl to ta statistika gali būti šiek tiek ir meluoti. Bet nelabai daug. Štai dabar žiūrėkim, 12 amžius iš esmės yra beveik tas pats vaizdas, kaip ir ankstesnių laikotarpių. Ir labai staigiai viskas keičiasi 13 šimtmetį. Jeigu pajūry tas tankis šiek tiek sumažėjęs išlieka, jeigu Žemaitijoje dar yra irgi pakankamai tirštai ir Žiemgaliuose, Vidurio Lietuvoje, tai Rytų Lietuva faktiškai yra, lyginant su ankstyvesniu laikotarpiu, lyg ir tuščia. Tai be abejo klausimas toks, kas ten atsitiko, kas ten vyko. Kaip priežastį mes jau lyg ir nustatėm, kad tai pagrindinė priežastis, kurie iššaukė tos migracijos ir kitokius negerumus ir neramumus, tai matyt bus tik tai klimato pokyčiais. Taip. Kaip gyveno lietuviai, klausimas labai sudėtingas, dėl to, kad aš nenorėčiau visų dabartinės Lietuvos teritorijos gyventojų vadinti lietuviais. Kiekviena gentis turėjo savo tradicijas ir jų vienodinti, niveliuoti nereiktų. Čia yra paimta iš Latvių, iš akmens amžiaus, reiškia tokia sodyba Latgalių žemėse. Bet iš esmės panašiai galim manyti buvus ir Lietuvos kai kuriuose vietose. Nu, jeigu čia diskutuoti su kolegom, tai sakyčiau, galėtų labai abejoti, ar tas tvoros buvo, nes paprastai tvoros atsiranda, kai reikia saugoti savo kažkokį nuosavybę, čia galbūt per anksti tas tvoras tvert, bet tai čia yra detalė. Dabar apgyvenimo pobūdis daugmaž buvo vienodas visoje Lietuvoje, žiūrint gyvenviečių struktūrinę prasme. Tai buvo kaimai, tai buvo sodybos. 10-11 amžiui, 12 dar vargu ar galim kalbėti apie kažkokį gyvenviečių planavimą, kažkokią struktūrą. Iš esmės buvo padriko sodybos, šalia jų pradžioj buvo bendro naudojimo žemės, tol kol ir kai kur ir vėliau, būtent ten tuose regionuose, kur vyravo ta vadinama lydiminė žemdirbystė, ten, kur žmonės išdeginę miškus, paruošę dirvą, ten sėdavo, tokie darbai buvo dideli, reikalavo daug jėgų ir yra visur manoma, kad tai buvo kolektyvinis darbas, todėl žemė nebuvo naudojama, tai tą, ką mes dabar esam įpratę kalbėti, nebuvo naudojama privačiai ir vikingų laikų pabaigoje šita situacija truputį keičiasi. Tačiau jau nuo 9-10 amžiaus, ypač 11-12, jau ir Baltų kraštuose atsiranda taip vadinamo neagrarinio pobūdžio gyvenvietės. Tai yra gyvenvietės, kurių žmonių pagrindiniai verslai ir pagrindinis išgyvenimo ir turtėjimo netgi kartais šaltinis nebuvo žemės apdirbimas. Žemė buvo dirbama visur, tai buvo pagalbinis verslas, tačiau atsiranda centrai, kuriuose žmonės pragyvena iš kitų veiklų, iš amatų specializuotų ir iš prekybos. Sekant vakarų Europos standartais, 11-12 amžiui Lietuvos teritorijoje, čia dalinai ir Latvijos teritorijoje, Baltų žemėse galima įžiūrėti tokius atvejais B, tokius reiškia centrus, kurie daugiausiai siejami yra su prekyba. Ir tie vadinami ankstyvųjų miestų arba neagrarinių gyvenviečių bruožai vienur yra stipresni, kitur silpnesni. Bet vienas dalykas, kaip jūs matot, yra pastebimas. Tai yra gyvenvietės, kurios buvo prie jūros arba arti jūros arba prie didelių upių. Kalbant apie Lietuvą, toliau Kauno į rytus mes eiti negalim, nes tuo metu nei Vilniaus, nei Trakų, nei Kernavės dar nebuvo. Ir apie kokius nors stambesnius
prekybos centrus, tarkim, arba matų centrus. Į rytus nuo Kauno mes nežinome. Aš negaliu kategoriškai sakyti, kad jų nebuvo visiškai. Bet pamirškim apie Vilnių, Kernavę, Trakus. Tuo metu jų nebuvo, ir kur ten tie vyraujantys centrai, kol kas archeologai nurodyti negali. Čia yra du pavyzdžiai, reiškia, pajūrio gyvenviečių, Palanga ir Žardė, kur galima žiūrėti požymį būtent tų neagrarinių tipo gyvenviečių. Palanga, čia jūs turėtum susiorientuotas, Roniškis upelis, Birutės kalnas, šitoj vietoj yra Gintarų muziejus, čia taip vadinama Žemaičių kalnelis, čia praeina plentas link Klaipėdos ir ką mes matom 11, tai yra 11 kažkur 12 amžiaus vidurio Palangoje, tai yra viena gyvenvietė, kurios brandulys buvo Birutės kalnas, Birutės kalnų papėdėje. Paskutinių tyrimų duomenimis jį praktiškai jungė su ta vadinama pietinė gyvenvietė. Tokiu būdu apgyventas vienur tankiau, kitur rečiau plotas buvo apie 12-13 hektarų. Kita vieta buvo prie Roniškio upelio, kur taip pat yra vikingų laikais buvo gyventa, buvo įtvirtinta gyvenvietė. Žodžiu, turim kelis tokius mazgus, kurių kultūra kasinėjant buvo nustatyti ir apstatymų pobūdis, ir pastatų konstrukcijos, ir buities detalės, rodo, kad čia būta žmonių, kurių pagrindinis užsiėmimas matyt buvo ne žemės dirbimas, bet greičiausiai prekyba. Ir tai galima sieti be abejo su prekyba gintaru šiuo atveju. Kita vieta tai yra Žardė, į pietus nuo Klaipėdos, yra Žardės piliakalnis ir šalia jo buvus kelios gyvenvietės, čia senoji upelio vaga, dabar ištiesinta, kuri rodo, kad nuo 12 amžiaus šiek tiek vėliau kaip Palanga, galbūt tas centras pakeitė Palangą, čia tikrai buvo gyventa ir matyti yra buvęs uostas nedidelis. Tos Žardės situacija palangesnė už Palangos, dėl to, kad jį buvo prie upelio, labai arti prie to dabartinio Klaipėdos sąsiaurio vadinamo, prie Kiaulės nugaros, faktiškai toj vietoje, kur galėjo kontroliuoti visą laivybą, laivyba per garsiai pasakyta, bet galėjo kontroliuoti laivybą, kuri vyko iš jūros į Kuršių marias, su Kuršių mariams Nemuną. Tokia vieta, reiškia, buvo patogi, kur tai neagrarinio tipo gyvenvietėje, kurios funkcija pagrindinė galėjo būti prekyba, kontrolė ir panašiai. Dabar vikingų laikais, ypač antroji pusė, prieš valstybės susidarimą, atsiranda kaip atskiras amatas, manoma, yra buvusi podininkystė. Jeigu puodus šimtmečiais, tūkstantmečiais žmonės savo reikmėm darėsi, lipdėsi, paskui ir žiedėsi dalinai patys, tai būtent atsiradus įsigalėjus po truputį žiežiamajam ratui, maždaug nuo 10 amžiaus, 11-12 amžiai, podininkystė tampa specializuotų amatų. Ne kiekvienas mokėjo apdirbti atitinkamai paruoštų molį, kad galėtų jį žiesti, ne kiekvienas galėjo išdegti. Ir to laikotarpio puodų dugnuose yra randami įvairūs ženklai, gamybos ženklai. Tai buvo paplitę visur. Mūsų kraštuose jų mažiau yra. Ir tai gali būti toks rodiklis tam tikras, kad čia ta podininkystė kaip amatas buvo įsivyščiusi silpniau. Kam to ženklus dėdavo? Yra manoma, kad viena tai galėjo būti pačių amatininkų ženklai,
nors vargu ar taip galėjo būti vikingų laikų pradžioje, kada nebuvo nei atitinkamų cechų, nei kažkokių tai amatininkai, kas jie bebūtų, ar puodžiai, ar kažkokie kitokie, reiškia, specialistai, nebuvo tokie savarankiški, nebuvo tokie įtakingi. Tai greičiausiai yra, kaip manoma, ženklai, savininkų ženklai, o tie savininkai tuo metu buvo vienokie ir kitokie rangų didžiūnai, kuriems tie puodžiai turbūt dažniausiai ir dirbdavo. Žodžiu, yra šiaip ar taip, šitų ženklų atsiradimas yra ženklas, kad atsiranda tam tikra pretenzija į nuosavybę. Keramika Lietuvoje tyrinėta yra gana paviršutiniškai iš to laikotarpio. Bene geriausiai ištirta yra mūsų Palangos keramika 10-12 amžiaus, o čia yra ne visi tie puodai, ne visos puodų rūšis, kurie buvo rasti, o tik tie, kurie rodo labiau, sakytum, išvystytas technologijas. Tai yra plonasieniai indai, jie yra žiesti, jie yra dekoruoti, dekoru, kuris pradžioje nebuvo būdingas baltam, paskui po truputį tik tai, reiškia, įsigaliojo, kuris atėjęs buvo iš vakarų, kartu su be abejo žiedžiamuoju ratu. Žiedžiamas ratas irgi atėjo iš vakarų. Ir manom, kad į Lietuvą, į rytinę Lietuvos dalį galėjo ateiti per slavų žemės, kadangi ten ir valstybė buvo anksčiau, ir amatai vystėsi anksčiau, o į vakarinį regioną be abejo atėjo matyti per skandinavus arba per vakarinius slavus, dabartinių Vokietijos, reiškia, šiaurinių pakraščių, kažkur dabartinių Lenkijos šiaurinių pakraščių. Kita to laiko turbūt išskirtinė, privilegijuota amato rūšis, jeigu taip galima pasakyti, buvo be abejo metalo, geležies apdirbimas. Pradedant geležies lydimu ir jos apdirbimo kalimu, gaminimu įvairių įrankių ir ginklų. Reikia pasakyti, kad geležies išgavimo iš geležies rūdos tradicija yra labai sena, siejama ir su geležies amžiaus pradžia, tai yra dar 500 metų prieš Kristų galbūt. Ir daugelį gyvenviečių, ypač prie stambesnių pilių, yra geležies apdirbimo pėdsakų. Tai yra šlakas, tai yra gargažės, tai yra liekanos molinių krosnelių, kuriuose buvo lydoma, sodrinama balų rūda ir gaminama geležis. Ne vienodai tiesa. Vienur daugiau, kitur mažiau. Iš tokių vietų, kur vikingų laikų vietų, tai turbūt galim išskirti vos kelias. Viena iš jų yra buvusi ta pati Žardė, kur gerokai anksčiau jau buvo lydoma geležis išgaunama. Yra apie Šiaulius kita vieta, nors balų rūdos, iš kurios buvo galima gauti geležį, Lietuvoje yra beveik visur. Kitas dalykas, šitaip išgaunamo metalo kokybė. Reikia pasakyti, kad vikingų laikais geresni ginklai arba geresnis plienas, geresniem ginklam gaminti buvo įvežamas ir pirmiausia Skandinavijos šalių. Taip vadinamas spalvotojų metalo apdirbimas yra atsekamas pagal radinius, o tie radiniai dažniausiai būna liejimo formelis iš įvairių vietų. Apačioje čia tarp kitko va šita yra būtent krosnelė metalui lydyti. Tos spalvotus metalus lydi tos pačios krosnelėse, tik tiek, kad jeigu geležies galėjai pasigaminti iš vietinės žaliavos, tai be abejo nei vario, nei alavo, nei cino žalvario lydiniams gaminti lietuviai neturėjo. Visa ta žaliava buvo atsivežama, atsigabenama. Todėl nenuostabu, kad lyginant, kaip buvo paplitę žalvario arba bronzos papuošalai įvairiuose Lietuvos regionuose,
labai akivaizdžiai matom, kad vikingų laikais pagrindinė masė dirbinių, tai pagrindinai buvo papuošalai, koncentruojasi vakariniai Lietuvos dalinai dar apie Kauną. Labai nedaug šitų radinių kapuose yra rytų Lietuvoje. Akivaizdu, tai rodo vietas, regionus, kur daugiausia tas metalas buvo apdirbamas, naudojamas ir be abejo tai buvo importinė žaliava. Anksčiau buvo manoma, kad galbūt ten ateidavo ta žaliava varis ir žaliava bronzai gaminti, alavas ir visa kita ten net iš Vengrijos sričių, per Prūsus ir panašiai, tačiau pastaruoju metu, pastaraisiais dešimtmečiais buvo atrasta netgi kasyklų Skandinavijoje ir aiškių įrodymų, kad būtent iš Skandinavijos mūsų kraštai gaudavo šitą metalą žalvario ir bronzos gamybai. Reikia pasakyti, be žalvario, be bronzos pasitaiko be abejo sidabro dirbinių, dažniausiai sidabruotų, ir vėlgi sidabro paplitimas vikingų laikotarpį užsidaro vien tik tai vakarų Lietuva. Tiesa, vikingų laikotarpio pabaigoje, 13 amžiaus pradžioje, 12 amžiuje, visiškai 13 amžiaus antroji pusė ypatingai, situacija visiškai keičiasi. Sidabro daugiau yra rytų Lietuvoje, bet tai yra susiję jau su valstybės susidarimu. Tačiau, kaip ten bebūtų, nei sidabras, nei alavas, nei be abejo varis arba bronza nebuvo tie esminiai dalykai, kurie lėmė ekonomiką. Ekonomika žmonių bendruomenių ir net genčių turtingumą ir jų likimus lėmė iš esmės ne varis, ne sidabras, tačiau geležis. Geležis buvo pagrindinis metalas, iš kurio buvo galima pasigaminti įrankius ir net ginklus, kad ir blogesnės kokybės, ir be abejo jis buvo svarbiausias. O visa kita tai yra iš esmės jau tam tikros prabangos rodiklis ir nebereikalo archeologai kasinėdami išskiria kapinynuose kapus turtingus, ten vidutinių turtingumų ir neturtingus. Tas rodiklis pagrindai būna papuošalai, bronzos papuošalai, žalvario papuošalai, kurie dedami kapus. Dabar vis mes kalbėjom apie tai, kad kažkas ateina ten iš vakarų, tarkim, žaliava iš vakarų, kaip atrodė šitie pagrindiniai, aš nesakyčiau keliai, tai yra komunikacinės zonos tokios. Nes tokių, kalbėdama apie kelius, mes turim daugiau įsivaizduoti kryptis kažkurias, nes tokių kelių kaip po tokių, kaip įpratę, kad ir kaime šiandien matyti nebuvo niekur. Bet šitos komunikacinės zonos mums yra labai įdomios ir svarbios, todėl kad kiek pagristai mes galim kalbėti apie mūsų vaidmenį, apie lietuvių, apie vakarinių lietuvių, vakarinių baltų genčių, kuršių, sakysim, ten žiemgalių ir prūsų vaidmenį, kad ir Baltijos jūros prekybai. Skandinavų tyrinėtojai vokiečių šeštoje nurodo tokius pagrindinius kelius vikingų laikais. Suprantat, iš kur? Tai yra iš Hanatų tų vadinamų, iš rytų kelias, pagrindinis kelias, kuriuom iki 10 amžiaus vidurio ėjo pagrindinis sidabro srautas į visą Europą per Baltijos šalis. Svarbu vaidmenį čia vaidina tokius upės kaip Volga, Dniepras, arčiau mūsų reiškia Dauguva ir be to paskui Baltijos jūra, kur patekdavo tas sidabras į rytinis, į tai yra į šiaurės rytų Europą. Jeigu įdomumo dėliai reiktų pasakyti, kad nuo 10 amžiaus vidurio tas sidabro srautas dėl kažkokių politinių priežasčių nutrūko ir mūsų kraštuose jau labai sumažėja, o Europa sidabru apsirūpindavo jau iš kitų kelių. Dabar mums yra įdomu šitie keliai Baltijos jūra. Literatūroje jūs dažniausiai rasit vaizduojant tuos kelius, kurie čia eina mūsų pakraščiais,
ir daug metų tai buvo tradiciškai manoma, tačiau panagrinėjus šiek tiek situacijai detaliau, pasirodo, kad buvo kitaip. Čia duomenys yra Nils Blomqvist, švedas, kuris rašė, nagrinėjo, reiškia, Baltijos jūros prekybinius ryšius ir gentis tame tarpe, kalbėdamas apie rytinius Baltijos pakraščius, apie baltus. Ir štai kaip jis matot brėžia tuos jūros kelius. Deja, tie jūros keliai beveik nesiekia mūsų. Kažkur tai Kolkos ragas čia yra, Ryga šitoj vietoje, jie šiek tiek nusileidę, nutrūksta ir nukrypsta link Gotlando, palei Švedijos ir Danijos dabartinius pakraščius. Ir tarkim, anot jo norint pasiekti arba gabenti saugiai prekes į tokius centrus kaip Truso tuo metu buvo Prūsų žemėse, arba ten Volinas, dabartinio Štetino apylinkėse, vis tik tai plaudavo ne tiesiai jūrą, bet plaudavo aplink. Kodėl taip atsitiko? Yra priežasčių tam. Tuo metu Baltijos jūra buvo plaukiama gana intensyviai. Čia vienas Vulstono kelionė 9 amžiaus jau antroji pusėje, reiškia, buvo iš Aitebių, dabartiniam Šlezvigo Holšteino, Danijos, Vokietijos pasienį, buvo keliaujama į Truso, prie Drauseno ežero, Prūsų žemėse buvus prekybinį centrą, multietninį. Bet grįžtant dabar prie tų kelių, pasižiūrėkime šitą schemą. Čia yra, šitie juodi laiveliai yra Kuršių laivai ir jie atsiranda neatsitiktinai šitos taškuose. Tai yra vietos, kur iš skandinavų rašytinių šaltinių 11, 12, 13 amžiuje žinome apie Kuršių plėšimus. Tai yra ir Gotlandas, tai yra, reiškia, ir Irlando sala, tai yra ir žemyninė Švedija, ir netgi Bornholmas. Rašom apie tai, kaip kuršiai plaukė, su kiek laivų plaukė, kokiais laivais plaukė, netgi aprašoma, kaip tokiu būdu jie užpuldavo, reiškia. Bet mums yra įdomu tai, kad būtent tada, kada kuršiai išmoko statyti laivus, pradžioje matyti jie naudojasi tais pagrobtais arba nupirktais iš skandinavų laivais. Kaip atrodo tie laivai kuršių, kol kas mes dėja nežinome. Nuo 11 amžiaus jie labai intensyviai kontroliavo šitas pakrantės savo. Kitaip tariant, piratavo. Ir apie kuršių piratų žygius yra rašoma nemažai. Ir dėl tos priežasties, būtent nuo 11 amžiaus antros pusės kažkur tai pirkliai aplenkdavo mūsų pakrantę. Todėl kalbėti apie kažkokius magistralinius kelius, nors tai būtų atrodo paprasčiau žiūrint į žemėlapį, kurie prekybinius kelius, kurie vedė jūrą mūsų pakrantėmis, matyti negalime šiandien, nes įrodymai rodo kitą situaciją. Žodžiu, kuršių plėšikai praktiškai padarė juodą darbą, ta prasme, kad mes netekome dalies, kaip dabar pasakytų verslininkai, pajamų iš prekybos. Gerai, pagrindinis komunikacijos vikingų laikais buvo be abejo vandens komunikacijos, upės. Jūra ir upės. Jeigu jūros keliais naudojasi toli gražu ne visi, ir be to tam reikėjo, kad būtų kažkokie centrai, jų, kaip mes matom, kaip mes bandėm ieškoti, yra buvę, tačiau tai nebuvo tokie centrai, tarkim, kurios galėtume lyginti su skandinavų arba ten vakarų slavų tuo metu centrais arba su germanų. Upės taip pat buvo nelygiavertės ir tai labai smarkiai lėmė ekonomiką tų genčių, kurios kontroliavo tas upės ir kurios gyveno prie tų upių. Čia labai įdomus žemėlapis, kaip jūs matote, 1235 metai. Yra Nemunas, Memelė plius parodyta ir Kuršas, čia tarp Nemuno ir Dauguvos upės,
o čia Diuna reiškia Dauguvos upė. Dabar pažiūrėkim, jeigu prie Dauguvos upės yra Polockas, Smolenskas, kuris ten buvo irgi Dauguvos baseine, tai čia toliau reiškia Rusija, prie Nemuno nėra jokių to meto centrų, kurie matyt turėjo kažkokią reikšmę, ar tai ekonominė ar politinė didesnė. Tokiu būdu, kalbant apie prekybą Nemunu, reiktų kalbėti labai atsargiai, toli gražu mes negalim jos lyginti su Dauguvos upe. Ir tai matos ne tik, pagrindai matos iš tų radinių, iš importų, kurie lyginant skaičius importų, kurie randami šalia prie Dauguvos ir prie Nemuno. Tyrinėjant keliavimo Nemunų galimybės, buvo bandyta įvertinti pirmiausiai galimybę pasiekti Nemuno, žiotis iš jūros, ir kita galimybės plaukti Nemunu, ir trečias, bene svarbiausias faktorius, reikiamybė plaukti Nemunu aukštyn. Čia mes žiūrim, tarkim, vertinam tą tokią Baltijos jūros prekybą viduramžių. Tuo metu į Nemuno žiotis buvo patenkama vikingų laikais per dvi vietas. Klaipėdos sąsiaurį ir sąsiaurį, kuris tuo metu egzistavo prie Kaupo Viškiautų, dabartiniai Kaliningrado srity, netoli Šarkuvos Liesnoje, yra buvusi protaka, taip vadinama Brokis, kur praplaukdavo laivai. Ir vienu ir keliu buvo pasiekiama Nemunų žemupys, toliau galima buvo keliauti Nemunu, kadangi Nemuno tėkmė labai maža ir būriniai laivai, esant palankiam vėjui, galėdavo kilti Nemuno aukštyn, sustodami be abejo atskiruose centruose. Vienas iš tokių ir buvo Linkūnai, dabar netoli Tilžės, dabar Kaliningrado srity, kitas Jurbarkas, Viešvilė ir Kauno apylinkės, kur žinoma yra nemažai gyvenviečių centrų, gana turtingų, būtent prie Nemuno upės. Ir tas matyt Kauno apylinkės ir sukūrė prielaidas tai Nemuno prekybai. Prekybai Nemunu ir reikiamybei keliauti šitą upę. Skaičiuojant, įvertinus srovės greitį atskiruose etapuose, maždaug vidutinių reiškia tuo metu laivų greitį ir visas kitas ten gamtinius faktorius, galime manyti, kad nuo Nemuno žiočio iš Rusnės arba ten iš Klaipėdos apylinkių Kauno apylinkės Nemuno aukštyn galėjo būti pasiekiamas maždaug per 10-12 dienų. Naktimis tada neplaukdavo. Yra dar vienas dalykas. Mes neturim jokių įrodymų, kad buvo plaukiama tais pačiais vikingų laivais, kurie atplaukdavo, tarkim, į Nemuno žemupį arba iki Linkūnų. Kaip paprastai tuo metu upėmis plaukdavo kitokie laivai, specialiai padaryti, mažesnis grimzlės, ir prekės būdavo perkraunamos ir keliavo tada aukštyn. Nereikia įsivaizduoti, kad ta prekyba Nemunu buvo labai intensyvi. Nors ten 13 amžiaus šaltiniuose, 13 amžiaus vidurio šaltiniuose yra rašoma, kad nesilaikoma popiežiaus draudimo prekiauti su paguonėmis, ir ten Gotlando pirkliai ir kiti reiškia, nebodami šito draudimo, Nemunų upė aukštyn gabena pagonims lietuviams ten ir audinius, ir maistą, ir svarbiausia ginklus. Tokia prekyba buvo, bet ji matyt buvo diktuojama kažkokios konjunktūros ar tai politinių aplinkybių, ir pirmiausia ekonominį suinteresuotumą. Be abejo, plaukimas upėmis žemyn, kad ir mažomis, tai buvo žymiai palankesnis, ir upės tuo metu buvo pagrindinės magistralės, jeigu galim tai pavadinti, pagrindiniai keliai. Yra paskaičiuota, yra eksperimentuota, ir maždaug taip, kad plaukimas
žemyn upe, kad ir paprastų laivų, tam nereikėjo ypatingų laivų, tam užteko ir sielių, pavyzdžiui, bet to žemyn upe plaukdavo ne tik tai prekės, buvo patogu atsigabent kažkokias, tai sakysim, medžiagas statyti, piliai ten, kad ir iš netoli. Tas plaukimas upe yra 10 kartų efektingesnis negu tuo metu keliavimas būtų ar gabenimas kažkokių prekių sausuma. Krovinys būdavo žymiai didesnis, būdavo greičiau ir pigiau. Apie bandymus, apie faktus, kad vikingai Skandinavai apsilankydavo mūsų pakrantės, ypatingai vakariniai daly, yra liudijai ne tik tai daiktai, bet ir tokie reti radiniai, kaip šitas akmuo iš Jonheims bažnyčios, reiškia Gotlande, kuriame įvardinta yra Ventos upė. Ventos upė irgi maždaug buvo plaukiama pirmuoju trečdalį jos nuo žemupio iki Žemaitijos beveik net plaukdavo jo, nes ten prasidėdavo slenkščiai, taip pat kaip ir Nemuno. Laivyba Nemuno aukštyn buvo iki Kauno, toliau jos nebuvo. Dėl slenkščių, dėl didelių srovių praktiškai negalėjo egzistuoti. Žemyn upė be abejo, kaip kad dainuoja kauniečiai, galėjo keliauti. Pagrindinis prekybos rodiklis archeologams tuo metu yra tokie radiniai kaip svarstyklės ir svarsteliai. Čia svarstelis vienas guli, kur atitinkamai buvo sveriamas sidabras, manoma. Sidabras ir tokiu būdu, kadangi pinigų mes neturėjom tuo metu, tokiu būdu buvo prekiaujama, sidabras buvo ekvivalentas. Sidabro ekvivalentas kitas buvo, tarkim, brangus kailiai, paskui nuo 12 maždaug, ypač 13 amžiui Europoje, Skandinavų kraštuose atsirado didelis poreikis vaškui, nes ten prisistatė 1000 bažnyčių labai per trumpą laiką, tiek Danijoje, tiek Švedijoje, ir būtent žvakėm reikėjo daug vaško, tai vaškas tapo paklausesnė preke vikingų laikais negu anksčiau. Vėlgi apie ryšius su tais ryšius jūromis, dažniausiai su skandinavų pirkliais, dalinai vakarų slavų pirkliais, liudija tie radiniai, svarstyklis ir svarsteliai. Akivaizdu, kad labai daug jų Semboje, Rusijoje, ir akivaizdu, kad visa tai, ką mes matom, yra būtent arčiau jūros, pajūrį, prie didesnių upių. Toliau į rytus, rytiniai Lietuvos daly, mes tų radinių iš vis neturime. O čia yra Latvių radinys, tokiais laivais galėjo būti plaukiama upė žemyn, galbūt plokščiadugniai laivai, upiniai laivai kažkokie, nors jis yra datuojamas, kaip tyrinėtojai rašo, ne anksčiau 13 amžiaus. Archeologai neretai rašydavo, kartais ir dabar dar rašo ir kalba apie kažkokius prekybinius kelius, kurie vedė ten iš Gargždų link Kretingos arba link Klaipėdos ir panašiai. Tokių kelių archeologai neaptinka ir aš manau, kad mano nuomonė tai yra klaidingas įsivaizdavimas, kokiu būdu tuo metu buvo platinamos prekės, prabangos prekės, tarkim, kurios atveždavo pirkliai, kaip jos patekdavo. Jos nebuvo gabenamos, ten, sakysim, į visas vietovės. Buvo prekės keliaudavo centralizuotai iš kažkokio punkto A, tolimosios prekybos ar regioninės prekybos centro. Pirmiausia, jos patekdavo į centrus, lokalinių pobūdžio centrus. Centrai tai yra kas? Tai yra pirmiausiai pilis, įtvirtintos gyvenvietės, tai yra vietos, kur sėdėjo tuo metu kilmingieji ir galingieji, o paskui atitinkamai dalis jų galėjo patekti, reiškia, į tą regioną, tą pilies regioną. Yra netgi toks terminas 13 amžiaus šaltiniuose, kuriuo mes naudojam pilių apygardos, toks administracinis savotiškai vienetas. Kitur yra rašoma, ypač istorikai, kurie rašo apie rytų Lietuvą, naudoja
šaltiniuose, vėlesniuose šaltiniuose randama terminą valsčius, tai iš esmės gali būti labai panašus teritoriniai deriniai, nedideli, didesni arba mažesni. Ir daugiau ar mažiau savarankiški. Tai lygiai taip pat kaip gentis skiriasi savo kultūrą, savo apgyventą teritoriją, taip ir genčių viduje mes galime išskirti gyvenviečių, piliakalnių, buvusių pilių spiečius, tankius, ir kurios teritorijas, kurios viena nuo kitos buvo daugiau ar mažiau ryškiai atskirtos vėlgi tom dykrom, negyvenamom žemėm. Tokiu būdu archeologijos duomenimis Kuršių žemėse mes galime išskirti atskiras teritorijas, vardus, kurių vardus mums pasako 13 amžiaus vidurio ordino šaltiniai. Taip atrodė maždaug Kuršas. Jeigu kalbėt šiek tiek apie Kuršą, apie Kuršius, šitos dalies mes vikingų laikais neturėtume matyti, nes tuo metu iki Abavos upės apie Ventą dar gyveno fino-ugrai, tik paskui Kuršių gentis nuo 10 amžiaus, ypatingai intensyviai 11-12 amžiai, skverbėsi į jų žemes ir užkariavo praškai tą teritoriją beveik iki pat Rygos, iki Lielupės. Nors ten kultūrinė prasme, tai daug kur dar liko šitų lyvių, reiškia Pabaltijų, finų gyvenviečių ir kapinynų. Tiek Kuršiai, tiek ir visur kitur tas teritorijas, gentinės teritorijas, Kuršius mes vadinam gentimi, kaip Žemaičius vadinam gentimi, kaip gentimi vadiname lietuvius sąlyginai. Aukštaičiai yra terminas, kuris nusako teritoriją plačiai prasme Kauno apylinkėse, bet šitas terminas yra vėlesnis, manoma, istorikų sugalvotas. Taip, to žemės tada nesivadina. Bet atskiruose gentyse vėlgi, kaip minėjau, išsiskiria atskiros žemės, kurias galima apibrėžti, ir tame tarpe Gargždai patenka į to meto Ceklio žemę. Tai buvo pati didžiausia žemė su tokiais centrais kaip Papuolė, tarkim, Imbarė. Ir čia labai aiškiai matosi, kad nuo kaimynų mėlyna riba rodo Žemaičius, tai Kuršiai buvo atskirti gamtinėmis kliūtimis, dykromis savotiškomis, kuriuose negyveno nei vieni, nei kiti, dėl to, kad, kaip sako Žemaičiai, nebuvo reikalo tuo metu. Lygiai taip pat panašus vaizdas yra kituose gentyse, Žiemgalių žemės, 12-13 amžiai, kurios tada Žiemgala buvo tiek lietuviškoji daly, tiek latviškoji daly, ir Lielupė, kartais vadinama yra Žiemgalių upė. Vėlgi išsiskiria atskiras teritorijas, kai kurios iš jų turi savo vardus, kurios paminėjo ordinas. Nedavė ordinas, jie buvo, egzistavo, bet ordino šaltinius jie paminėjo. Toliau Žemaičiai taip pat Žemaitiai taip pat galime matyti daugiau ar mažiau aiškesnės atskirų žemių teritorijos, kai kurios iš jų yra diskutuojamos, ginčytinos, bet visur tai yra bendras bruožas. Dabar einant toliau, panašiai ir vidurio Lietuvoje jūs aiškiai matot, kad yra atskiri gyvenviečių piliakalnių spiečiai, ypatingai apie Nemuną, bet einant toliau į rytų Lietuvą, šitas uždavinys darosi šiek tiek sudėtingesnis. Ir rytų Lietuvoje daugiau pagal rašytinius šaltinius, vėlyvesnius 13 amžiaus rašytinius šaltinius, išskiriamos yra atskiros žemės,
kurios galbūt savo kultūra priklausė vienai kažkokiai teritoriniai, vienai genčiai, bet kaip tą gentį įvardinti, kol kas sutarimo nėra. Jeigu eiti pietus, tarkim, į pietvakarius, mes čia sutinkam jotvingius, kurie minimi šaltiniuose. Kaip jūs žinot, Lietuvos paminėjimas 2009 metais yra susijęs su Lietuvos vardu. Tai kažkur jotvingių Lietuvos pasienį, reiškia, lietuviai ten nunakseno tą vyskupą, kuris vykdė misiją ir todėl Lietuva pateko į istoriją. Tačiau, kaip minėjau, kaip įvardinti tą didžiąją teritoriją, pasakyti sunku. Čia žinome Sėlius, toliau Latgaliai, Lietuvos dabartiniai teritorijai Latgalį mes nedaug beturim buvusių. Ir rytų Lietuva išsiskiria kelios žemės, Deltuva, Neris, Deramela, lygtai su klaustuku, Nalšia ir Lietuva. Ir yra įdomu tai, kad būtent ta struktūra, kurią mes matom Kuršių žemėse, Žemaičių žemėse, dalinai Vidurio Lietuvoje, kur genties vienos ribose kažkur tai išsiskiria gyvenviečių junginiai, kažkokios teritorijos tankiau gyvenamos, atskirtos viena nuo kitos. Rytų Lietuvoje tokio aiškumo nėra. Dabar einant dar į smulkesnius junginius, teritorinius junginius, aš minėjau, kad yra, sekant šaltiniais, Kuršių Žiemgalių žemėse mes ir Prūsų žemėse išskiriam taip vadinamas pilių apygardas, kitur rytų Lietuvoje jie dažnai vadinami valsčiais, nors kai kada tai būna skirtingi dalykai. Ir kai buvo organizuojamas gyvenimas, tarkim, vienos nedidelės teritorijos ribose. Čia yra tiesiog paimtas fragmentas žemėlapio iš 20 amžiaus pirmos pusės. Tačiau yra labai gera iliustracija, kuri tinka, galim perkelti 1000 metų atgal. Ir čia Piliakalnis tai yra vietovardis. Tai yra prie jūros upės, dabar buvusiai mažoje Lietuvoje. Barzūnai, Ginaičiai ir visa kita, tai yra egzistuojančios gyvenvietės ir egzistuojantis šiuo metu keliai. Bet struktūra labai aiški. Piliakalnis iš esmės tikrai buvo centras, kuriame buvo stambesnė pilis ir atitinkamai kažkokie vietiniai laikini keliai, kurie paskui ilgainiui virto realiais keliais, reiškia jungė tą centrą su centrui pavaldžiomis gyvenvietėmis. Tokia maždaug struktūra galim įsivaizduoti buvus organizuota visos Lietuvos žemės. Teritorijų centrai, tiek didesnių, tiek mažesnių, be abejo buvo pilis, įtakingesnių, turtingesnių, karingesnių, feodalų pilis, o tų pilių vietas rodo be abejo išlikę piliakalniai. Čia Impiltės piliakalnis, labai ryškus sutvirtinimais, Šatrijos piliakalnis. Yra jų ir daugiau, ir tai yra piliakalniai, kaip jūs žinot, yra visoje Lietuvoje. Šiuo metu nekilnojamo kultūros paveldo 9. Veliuonos piliakalnis. Vikingų laikais, o ypatingai antroji pusė šito laikotarpio, piliakalnių struktūra pradėjo smarkiai skirti. Išsiskiria smarkiai tvirtinti piliakalniai ir mažesnių plotų. Jeigu ankstyvesnių laikotarpių tie piliakalniai buvo didesni ir juose gyvendavo bendruomenės, tai buvo taip vadinamas slėptuvės, kurios atsirado, piliakalniai atsirado Žalvario amžiuje. Tai od geležies amžiaus ar romėnų laikotarpį piliakalniai dar vis tebe buvo slėptuvės. Ir šiek tiek vėliau, reiškia, piliakalniai sumažėjo, jų įtvirtinimai paaukštėjo, padidėjo, atsiranda kelios įtvirtinimo eilės
Ir tai rodo, kad piliakalniai tampa pilimis. Ne bendruomenė ten gyveno, o gyveno didikai, gyveno, tarkim, feodalai, gyveno išsiskiriantys žmonės, kurie turėjo valdžią, o piliai pavaldus žmonės gyveno arba papiliuose, arba atitinkamai gyvenvietėse, kurios paprastai būdavo nutolusios nuo piliakalnio per 1, 2, 3 kilometrus, ne taip toli. Žodžiu, situacija keičiasi. Ir tie piliakalniai įgijo galingesnius ir didesnius įtvirtinimus. Be abejo, pats kalnas būdavo dažniausiai išnaudojami gamtos sukurti kalnai ir ta prasme žymiai palankesnės vietos įrengti pilims buvo rytų Lietuvoje, ten kur kalvočiau, bet be abejo be gamtos įtvirtinimų sukurtų žmonės sukurdavo savo įtvirtinimų sistemas. Tai yra parodyti tokia lyg ir tipiška medinio statinio, medinių sutvirtinimų piliakalnio aikštelėse reiškia schema. Vidurys stovėjo kažkokie pastatai, ta vadinama pilis, nors tos pilis atsirado kaip atskiri statiniai, tos pilis, kaip mes įsivaizduojam, viduramžių pilis Europoje atsirado žymiai vėliau ir be abejo jos nebuvo mūrinis. Mūrų statybos Lietuvoje nebuvo iki pat turbūt 15 amžiaus 14. Ir pagal pilis, pagal pilių įtvirtinimus, pagal jų galingumą, pagal tai, kaip tankiai buvo gyventa apie pilis, kiek ten yra amatų požymių, kiek ten yra prekybos požymių, buvo pabandyta išskirti ir šiek tiek klasifikuoti tos prekybinius ir ekonominės bei galios centrus, suteikiant jiem atitinkamas reikšmes. Kriterijai buvo taikomi tokie pat, kaip sakysim, skandinavų kraštuose, aišku, imant tam tikrą lietuvišką mastelį. Tai pirmiausia išsiskiria tie vadinami regionės reikšmės centrinės vietos ir ypatingai skaičium 2 pažymėti mazginiai prekybiniai centrai. Tai tų vadinamų mazginių prekybinių centrų mes įžiūrime vos keletą. Tai yra pirmiausia Palanga, tai yra Žardė, tai yra vėlgi kažkur tai Kauno apylinkėse, konkrečiai įvardinti, kokia tai gyvenvietė buvo, aš nedrįstu, o tie vadinami regionės reikšmės centrinės vietos prekyvietės, kurios taip pat rodė atspindėjo ir tam tikrą galę, jų yra šiek tiek daugiau, bet jos vėlgi yra mūsų padėliotos tokiose vietose, ne todėl, kad mes taip norėjom, bet pagal tos požymius jos išsiskiria vakariniai daly, čia Žiemgaloj ir vėlgi labai abejotina ir beveik nematoma yra rytų Lietuvoje išskyrus nedėliam išimtim. Tokiu būdu akivaizdu, kad vikingų laikais atskiruose Lietuvos gentyse, atskiruose teritorijose buvo skirtingos reikšmės ekonominė ir politinė prasme centrų. Ir šitie centrai, apie tos centrus, tai buvo centrai, kurie ir jungė, reiškia ir vienijo tam tikras teritorijas ir kūrė prielaidas didesniems junginiams susikurti, teritoriniams junginiams ir politiniams. Nu, taip turėtų būti pagal visą tą logiką, bet ta istorinė realybė tos logikos kartais nepripažįsta. Čia yra tiesiog paveikslėliai, kad įsivaizduotumėt ginklų įvairovę, tai yra baltų karių kalavijai, tai nereiškia, kad visi jie buvo pagaminti mūsų atvežti iš Skandinavijos, o buvo praktika ir taip, kad veždavo geležtės, netgi iš vakarų Europos, gero plieno geležtės, ir jas, reiškia, kotus padarydavo, rankinas padarydavo vietoj. Buvo nemažai
turtingesniems žmonėms, turtingesniems kariams skirtų importinių grinai ginklų. Ir pagal regionus išskirti būtų sudėtinga. Galbūt išimti sudaro vėlgi tie mūsų kuršiai, kurie turėjo vikingų laikais 10 amžiuje, 11 ypatingos tipo kalavijus, taip vadinamus kuršiškus kalavijus, o jos išskiria būtent šitas reiškia viršus. Tokia, galime žiūrėti tradicijų netgi ateinančią iš romėnų laikotarpį. Kitas kalavijas buvo ginklas, kuris daugiau susijęs su didikų ginklu. Karių ginklas, karių luomą rodantis ginklas, rodant įkapį kapuose, tai yra kovos kirviai. Be abejo, tie vadinami baltiški kovos kirviai, kurių prototipai vėlgi yra iš Skandinavijos. Tai yra lietuvių ginklai, atskirai išskirta rytų Lietuvos, reiškia, teritorijoje randami ginklai. Iš esmės skirtumų nėra, tik tai rytų Lietuva neturėjo tokių kovos kirvių, kaip naudoja vakarų lietuviai, tarkim taip, vakarinės Lietuvos gentyse. Lietuvių jotvingių. Yra dar vienas dalykas, kuris skyrė etniškai tas gentis ir regionus. Nes visą tai, ką mums tyrinėjant ir tai, ką jūs girdėjot, sakysim, perša tokią mintį, kad norom, nenorom mes turėtumėm vikingų laikais bendrai žiūrint atskirti 2 regionus Lietuvoje. Vieną tą vakarinį Lietuvos regioną, kuriam priskirtumėm dalinai, tarkim, ir Kauno apylinkės, Kuršiai, Žiemgaliai, Žemaičiai, ir rytinį, kur tiek savo ekonomiką skyrėsi, tiek savo dirbiniais, kaip matėm, prekybos išvystym ir panašiais dalykais. Yra tų požymių ir daugiau, ir vienas iš tokių požymių tai yra pjautuvai ir dalgeliai. Jeigu vakarinėse žemėse buvo naudojami tiek javam nuimti, tiek, reiškia, žoliai pjauti, dalgeliai, tai rytų Lietuvoje pjautuvai, išimtinai pjautuvai. Ir jeigu imtumėm 19 amžiaus atlasus etnografinius, yra tokie leidiniai, netgi 19 amžiuje faktiškai tuose regionuose dalgiai buvo nenaudojami. Dar nebuvo naudojami, sakykim taip. Ten yra bandoma Vilkaitė Kuliukauskienė, reiškia, garsioji archeologė, rašė netgi taip, kad rytų Lietuvoje tų pjautuvų ir forma, ir ašmenų forma, reiškia, buvo davesta iki tobulybės anot jos. Bet koks tobulas tas pjautuvas bebūtų, jis yra žymiai mažiau efektingas už dalgį. Taip kad čia vėlgi turim tokių kultūrinių tradicijų skirtybę. Viena rytų kultūros tradicija, kurią galima sieti su slavų kraštais, ir vakarų kultūros tradicija. Žirgai puošiami. Be abejo, nereikia įsivaizduoti, kad visi tokiais žirgais, taip papuoštais žirgais jodinėjo, tokius kovos kirvius ir kalavijus nešiojo. Visa tai buvo išskirtinai būdinga tik tai karių luomui. O vikingų laikais mes jau išskiriame. Luomas yra pasakyti ne visai tiksliai, tarkim, sluoksnių žmonių, kurie įvardėmi yra kaip draugija arba kariauna, kurie buvo išlaikomi kažkokių, tai reiškia, didikų, turtingesnių, jiem tarnavo, tai kažkas panašu, reiškia, reguliarios kariuomenės užuomazgos. Jų amatas buvo karyba, galim taip pasakyti. Tas karių sluoksnis yra nevienodai didelis įvairiose vietose ir bendrai paėmus jis nėra didelis, bet jis egzistavo jau. Čia yra kuršių ginklai, kuršių papuošalai, o archeologai pagal gentinius skirtumus mato ir to meto žmonių, reiškia, priklausomybė vienai ar kitai genčiai, vienai ar kitai kultūrai, pagrindinai mato pagal dirbinius, pagal papuošalus. Jeigu ginklai ir kalavijai buvo daug maž tokie universalesni,
gerą daiktą visi norėjo turėti. Tai papuošalai rodė labai aiškiai tradicijas. Tarkim, tokios pasaginės segės žalvarinės, kaip tokio tipo kaip šitos, jos buvo būdingos vakariniams kraštams. Galima sieti jų atsiradimą ten su Gotlandu, su Švedija, tarkim. Ir žymiai rečiau jos pasitaiko rytinėje Lietuvos dalyje. Labai dažnai ten jos būna ne iš bronzos pagamintos, o tik iš geležies. Žodžiu, šitie papuošalai, papuošalų tipai, visi jų kompleksai leidžia mums atskirti gretimas gentis pagal radinius. Tarkim, žemaičių nuo žiemgalių, kuršius nuo žiemgalių. Kitas dalykas, kuris labai aiškiai skyrė gentis vikingų laikais, tai be abejo buvo laidojimo papročiai. Mes vis jau kalbam apie pilis, kalbam apie didikų pilis, kalbam apie feodalus, tas įvardis nelabai tiktų šitam laikotarpiui. Kalbam apie galingesnius ir turtingesnius, kurie turėjo savo kariaunas. Ir bandoma, reiškia, kadangi mes nežinom, kaip ten atrodys tie santykiai to meto, apie santykius tarp žmonių sprendžiam iš jų kapų arba išlikusių gyvenviečių, išlikusių statinių ir piliakalnių, bet o taip įsivaizduoja, tarkim, archeologai. Čia iš Butrimo, Adomo Butrimo paimta populiaraus leidinėlio, kaip yra įsivaizduojama, ateina nusilenkti kažkokiam valdovui. To valdovo kalavijas toks didelis, kad jis jo nepakeltų, jau sprendžiant iš amžiaus, jis panašiai jau tokio amžiaus kaip ir aš turėtų būti. Labai, jeigu žiūrėti to laiko lietuvių visuomenė, kurioje yra daug bendrų bruožų, tik tai galbūt pagal savo svorį atskiri sluoksniai persverdavo vienoj ar kitoj Lietuvos daly. Tai ką mes minėjom, reiškia, tuos, vadinkim jo didžiūnus, kunigaikščius, vadinkim kunigaikščiais gražus lietuviškas vardas, žodžio kunigas, senovinis vardas kunigas, kuris reiškia būtent kunigaikštį. Tarkim, sąlyginai, tai buvo kariai prie jo, tai buvo vidutinių turtingumo kažkokios sluoksnis, tai buvo žmonės be turto, bent jau sprendžiant iš kapų, tai buvo neretai jie yra tapatinami su vergais, kurių buvo netaip mažas procentas tuo metu, arba žmonės, kurie neturėjo teisių, buvo beteisiai ir buvo labai neaiškus, bet realiai egzistavęs. Negaliu pasakyti, kad tai buvo sluoksnis tų vadinamų žynių, nes pagonybė kaip religinė sistema vargu ar egzistavo vikingų laikais, bet be abejo pagonybė egzistavo, bet kad tai būtų religija, aš su to nesutikčiau. O čia yra iš jums galbūt pažįstamų Duisburgo, reiškia, kronikos 16 amžiaus toks vaizdelis, kaip buvo įsivaizduojami prūsų šventykla su prūsų dievais. Tai yra be abejo literatūrinis toks vaizdelis, nieko tikro mes čia matyti negalim. Išskyrus gal tik tai planavimą, prūsų gyvenvietėms būdinga tokį žiedinį planavimą, kur centre būdavo aikštė, pasirinkimų kažkokia aikštė, šitoje vietoje padaryta prie didžiulis ąžuolas ir prie jo, reiškia, šventykla su 3 dievais pagrindiniais. Vikingų laikais Lietuva, kaip minėjau, gerokai skyrėsi atskiri regionai skyrėsi savo laidoseną. Ir pagal laidoseną iš esmės pagrindinai buvo brėžiamas genčių ribos. Čia rodoma, kaip buvo paplitęs deginimo paprotys. Deginimo paprotys egzistavo anksčiau, paskui jis buvo beveik visur išnykęs, retai kur beišlikęs viduriniam geležies amžiui, reiškia romėniškam laikotarpiui, vėliau jis kai kur vėl atsirado, tik tai šiek tiek kitokiam pavidale. Ir tai, kad deginimo paprotys vikingų laikų pabaigoje buvo išplitęs nuo rytų Lietuvos iki vakarų, kai kuriem archeologam
davė pagrindo kalbėti apie konsolidaciją, kad neva iki prieš atsirandant valstybei gentis buvo kažkokiu būdu konsoliduojamas, buvo konsoliduojama, sujungiama jų religija, įsivyravo vienodi papročiai, bet tolimesni, reiškia, nuodugnesni tyrimai parodė, kad tai yra visiškai klaidinga teorija. Pirmiausiai, tai yra susijęs su deginimo papročio atėjimu į vakarų Baltų, į Kuršių žemės. Tas paprotys atėjo iš Prūsijos ir mes galim atsekti, kai kokiu būdu jis ėjo. Jis nieko bendro neturi su rytų Lietuvos papročiu, juolab, kad toj schemoje, kaip jūs matot, yra dvi ryškios zonos. Ten, kur buvo laidojama, sudegintus mirusius buvo laidojama taip vadinamus plokšnės kapinynuose, duobėse, ir kur sudeginti mirusieji buvo laidojami pilkapiuose rytų Lietuvoje, supilant pilkapį. Tuo metu pajūry pilkapė egzistavo tik tai romėniškam laikotarpiu ankstyvam, reiškia, paskui jie išnyko. O deginimo paprotys atėjo dar vėliau, 9, kažkur 8, 9, 10, 11 amžiuje, ir mes netgi žinom, kaip jis ėjo. Baltos dėmės, tai nereiškia negyvenamas, tai yra žemaičiai, žiemgaliai, gentis, kurios iš viso mirusiai savo nedegina tam laikotarpiu. Lygiai taip pat, kaip dalis jotvingių degino, dalis jų yra zona, kur jie nebuvo deginami. Žodžiu, pagal laidoseną šitą, kur vis tik tai deginti mirusiai ir nedeginti, jūs įsivaizduojate, tai yra gana didelis skirtumas. Ypač to meto, sakysim, vaizdiniuose, religiniuose vaizdiniuose, panikim jos religiniais vaizdiniais. Ir dabar, ar daug iš mūsų čia savo artimuosius degina, kremuoja? Kremuoja, bet nedaug. Kiek šimtmečių reikėjo, kad mes prie to priprastumėm. Tai ir būtent laidojimo papročiai, taip kaip, tarkim, kaip nekeisti, keramikos formos, statybos papročiai yra labai stabilus ir uždari, reiškia, tokie būdingi vienai ir kitai genčiai. Ir pagal tai mes galime bandyti skirti, kokiai kultūrai tie žmonės gali būti priskirti ar kokiai gentiniai kultūrai priskirti. Dabar žiūrėkime, kaip plito deginimo paprotys Kuršių žemėse. Čia yra situacija maždaug apie 1050 metus. Lamata, tokia pusiau kuršiška, pusiau skalviška žemė. Čia jau nuo Pilsoto prasideda Kuršių žemės. Apie 1050 metus čia mirusieji deginami visiškai. Čia tik dalis deginama, nedidelis procentas. Mėguvoje taipogi eina dar labiau reiškia, į šiaurę. Šito deginimo papročio dar beveik nėra. Apie 11 amžiaus vidurį dar Kuršių tas pakraštys, reiškia, tiek Seklio žemės, tiek labiau į šiaurė savo mirusių nedegino. Taip pat kaip nedegino lyviai, ugrofinai, reiškia, dar ten gyvenė, kaip nedegino žiemgaliai, kaip nedegino žemaičiai. Atėjo tas paprotys iš Prūsų. Žodžiu, vėlgi matome šitam laikotarpį skirtingus, ne tik kažkokias skirtingas, tarkim, ekonominės sanklodas, ne tik skirtingą gyvenimo būdą, bet kas svarbiausiai skirtingas pasaulėžiūros. Ir jokio pagrindo nėra kalbėti apie tai, kad, sakysim, 12 amžiaus pabaigoje visa dabartinė Lietuvos teritorija buvo apjungta reiškia, vieningo tikėjimo arba vieningų papročių, laidojimų papročių visiškai taip nebuvo. Ir einam po truputį į vikingų laikų pabaigą. Bandykim prisiminti ant tos žemėlapius, kur žiūrėjom apie kapinynus ir piliakalnius žinomus 11, 12 ir 12, 13 amžiais. Mes atkreipėm dėmesį tai, kad būtent rytų Lietuvoje 13 amžiai dingsta šitie laidojami paminklai. Ir tai kol kas lieka didžiausia paslaptis, kasgi darėsi rytų Lietuvoje, rytinės Lietuvos žemėse
12 amžiaus antroji pusė, 13 amžiaus pradžioj. Archeologai ten randa žymiai mažiau pilkapynų, kadangi buvo laidota pilkapiuose, arba pilkapynai pakeičia vietas, atsiranda labai mažos grupės pilkapių, jeigu anksčiau buvo būdingos didelės, sakysim, pilkapiai, kurie kasinėti, nuskursta, jeigu taip galim pasakyti savo įkapėmis. Žodžiu, akivaizdžiai matom, kad kažkokie įvykiai sukėlė žmonių judėjimus, migracijos ten vyko. Ir čia, jeigu imti, sakysim, Sėlių žemės, tai visi, kaip vienas archeologai gieda maždaug, kad apie 12 amžių jau Sėlių žemės, kaip nebijo to žodžios, buvo visai beveik ištuštėjusi. Kasgi vyko? Pabandykim rekonstruoti tą situaciją. Tos, kaip minėta, pagrindinis veiksnys, kuris sukėlė žmonių migracijas, tai buvo matyti vis tik tai labai staigus klimato pasikeitimas į blogąją pusę. Iššaukęs badus ir žmonių judėjimą, ir tai nebuvo tik tai mūsų reiškinys, tai buvo bendra europinis reiškinys. Artėjant šitam vadinamam mažajam ledynmečiui. Jeigu kalbėti apie išmetimo, išlikimo galimybės, reikia prisiminti vieną dalyką. Apie 10 amžių dabartinėje Lietuvos teritorijoje pasirodė Rugio kultūra. Ji atėjo iš pietų, lygiagrečiai tuo pačiu metu ji praktiškai atėjo ir į Slavų žemės, ir rytinių Slavų žemės, atėjo iš Skandinavijos. Rugys tuo metu sąlygom buvo žymiai geresnis javas, kadangi jis nereikalavo vieną gerų žemių, jis nereikalavo gerai dirbtų žemių ir kitas dalykas, jis buvo sparus šalčiam. Ir manoma, kad ten, kur Rugio kultūra atėjo anksčiau, kartu su Rugio kultūra atėjo ir trilaukio tradicija. Ten žmonės geriau pakėlė tas įvairias klimato sukeltas, klimato kaitos sukeltas negandas. Mes turime įrodymų, kad apie tai, kad į rytų Lietuvą Rugio kultūra atėjo vėliau. Jie ėjo dviem kryptimi, ėjo ir iš rytų Slavų, ir ėjo matyti iš vakarų baltų. Bet jie atėjo vėliau ir gerokai vėliau. Ir turime taip pat įrodymų apie tai, kad trilaukis būtent ir pūdyminė žemdirbystė, kuri yra žymiai progresyvesnė, našesnė, atėjo taip pat vėliau. Dar žymiai ilgesnį laiką čia buvo praktikuojama lydiminė žemdirbystė. Tokie būtų ekonominės tos apystovos. Tokiu būdu yra pagrindo teigti, kad būtent rytų Lietuva tos klimato negandas pajuto žymiai aštriau. Ir tas krašto ištuštėjimas arba gyvenviečių vietų pasikeitimas, laidojimų vietų pasikeitimas buvo susijęs pirmiausia su vidinėmis migracijomis. Ir kita vertus, pastebima, kad būtent rytų Lietuvoje atsiranda, kad ir nedideli, bet geriau įtvirtinti, kad ir trumpalaikiai, bet jų žymiai daugiau piliakalniai. Kas rodo, kad būta daugiau negu kitur, tarkim, tankesnis tinklas pilaičių. Ir galime manyti, kad būtent dėl to 12 amžiaus pabaigoje, antroji pusėje, pirmiausia dėl reikiamybės ieškotis maisto, išteklių ir turtų, iš rytų Lietuvos vis dažniau ir dažniau buvo vykdomi puolamieji žygiai. Reiškia, aišku, reikia manyti, kad pirmiausiai atsirado žmonės, tie kunigai vadinami, galingieji, kurie apjungė tam tikrą prasme artimiausias teritorijas. Labai greitai, kaip minėjau, buvo nusiaubtos Sėlių žemės ir matome, kad 12 šimtmetį, 12 amžiaus antroji pusėje, būtent lietuviai savo žygiais, lietuvių žygiai siekia Žiemgalą, Žiemgalių rytinį ir pietinį pakraštį,
Ir būtent netiesiai, bet būtent šitą kryptimį lietuviai atėjo ir į vidurio Lietuvą, tą vadinamą Kauno apylinkės. Mes vadinam vidurio Lietuvą, ten kartais vadinam aukštaičiais. Žodžiu, akivaizdžiai matom tam tikras migracijas. Kita vertus, į Jotvingių žemės turime įrodymų, lietuviai ėjo taip pat intensyviai ir vėlgi ne tik iš archeologijos duomenų, kiek iš ankstyvų Rusijos rašytinių šaltinių žinom apie jų žygius į Rusiją. Tokiu būdu lyg ir aiškėja vaizdas, nes kitur tokių migracijų mes nematom, išskyrus tą migraciją iš Kuršių žemių į Lyvių žemės, kuri, kaip sakiau, prasidėjo 10 amžiuje, bet jį vyko nuosekliai ir pastoviai. O būtent migracijos žemių užkariavimai ir plėšikiški žygiai iš rytų Lietuvos vyko per trumpą laiką ir gana staigiai. Tai šitokioje situacijoje matyti ir iškyla, atsiranda galimybė iškilti žymiai reikšmingesniems tarp mažų kunigaikščių, didesniems kunigaikščiams, kurie turi didesnę valdžią ir kurie daro didesnę įtaką visuomenėje. Jeigu kalbėti apie visuomenę, mes vėlgi galime išskirti 2 regionus. Vakariniame regione, sprendžiant iš teritorinės struktūros, iš šaltinių, kuriuos mums paliko skandinavai ir vokiečiai, susidaro vaizdas, kad čia turime teritorinę organizaciją 12 amžiuje, 13 amžiaus pradžioje, sakysim, Kuršė Žiemgaliuose, kuri yra panaši šiek tiek lyginama yra su Gotlando teritorinė organizacija, kur atskiros teritorijos buvo gana savarankiškos, politinė prasme ir susietos vienas su kita ekonominiais tokiais ryšiais. Tuo tarpu rytiniai daly, rytų Lietuvoje, mes nematom tokio atskirų junginių, atskirų teritorijų kažkokio savarankiškumo, mes matom būtent tam tikros despotizmo, centrinės valdžios, ryškesnės centrinės valdžios požymį. Ir būtent ta aplinka, tiek ekonominiai, tiek politiniai šitie faktoriai vedė prie to, kad būtent iš rytų Lietuvos atsirado tie žmonės, kunigaikščiai, kurie sugebėjo pirmiausiai pajungti artimiausias teritorijas, nukariauti, o vėliau ir artimesnės ir šiek tiek tolimesnės, šiek tiek svetimesnės kultūros teritorijos. Tai o taip aš matau Lietuvą vikingų laikotarpio pabaigoje, o kitas etapas tai yra mažas žingsnelis, kada buvo žengti jau prie valstybės susidarimo ir prie Mindaugo Lietuvos atsiradimo. Lietuva karaliaus Mindaugo laikais, čia yra istorikų žemėlapis, atskirom spalvom yra pažymėtos atskiros genčių teritorijos. Toliau jau yra ne tiek archeologijos, kiek istorijos objektas. Aišku, archeologai tos laikotarpis tyrinėja, bet kalbant apie politinį istoriją, tai jau ir grinai istorikų objektas, kada Mindaugui pavyko nors trumpam laikui suvienyti dalį Lietuvos ir paskui prasidėjo jau laikotarpis susijęs su Lietuvos karalystė ir vėliau su Lietuvos didžiąja kunigaikštystė. Įdomu yra pažiūrėti tai, kad tiek Polocko, tiek Minsko žemės Mindaugo jau buvo pajungtas, nors prieš tai Polockas kontroliavo Dauguvos visus vidurupius. Ten, sakysim, Jerzika, Koknėse buvo tokie centrai, Latgalių buvusiose žemėse, kuriuose sėdėjo rusų kunigaikščiai. Tai tiek taip aš matau, reiškia, tą mūsų valstybės priešaušrį ir vikingų laikus. Tai dėkui už dėmesį, jeigu norit su manim nesutikti, diskutuokim, jeigu norit paklausti, klauskite. Jo. Bet štai, kas įdomiausia, ar patys vikingai buvo Lietuvoje? Kuršiai buvo vikingais ar ne? Kuršiai buvo vikingais. Aš turiu sėdėti, nes man liep sėdėti kažkodėl. Vikingai buvo Lietuvoje.
Vikingai jūs turit galvoj skandinavus tos. Pirmiausia, kas yra vikingas, sutarkim. Mes matom vikingą, žodį vikingą beveik kaip bendrinį žodį, kuris reiškia vyrus, kurie pelnėsi iš prekybos ir plėšikavimo. Nes prekyba su plėšikavimu buvo susiję labai glaudžiai. Ir tuose šaltiniuose, kur rašoma yra apie vikingų žygius į Kuršių žemės, tarkim, į Žiemgalių žemės, netgi rašoma šitaip, kad jie atplaukė ten prie kažkokios upės, ten į Kuršių kraštą, 2 savaitės prekiavo, paskui pradėjo plėšikauti. Tai buvo normalu. Jie buvo čia ir užtat yra, ir jų šaltiniuose yra žinių apie jų žygius čia. Kitas dalykas, yra netgi manoma, kad Kuršių žemių struktūra yra tokios nuomonės. Šiaip tiesa, 20 amžiaus pradžios archeologų nuomonės, kad Kuršių žemių struktūra buvo sukurta vikingų, kad jie galėtų duoklę imti. Mes žinome iš šaltinių apie tai, kad švedų vikingai su danų vikingais, jau reikia kalbėti apie Švedijos ir Danijos valstybės, jos tuo metu egzistavo, netgi buvo pasidalinusi savo įtakos sferomis. Švedam daugiau rūpėjo šiaurės Kuršas ir Lyvių žemės, o reiškia danai buvo labiau orientuoti į pietinį Kuršą ir į Prūsiją. Tiek savo prekybą, Kaupas Viskiautai ten, tarkim, buvo manoma yra siejama su danų tais vikingais, ten yra ir kapų skandinavų. Žodžiu, jie tikrai čia buvo. O to bjauraus amato iš jų be abejo išmokė ir kuršiai. Kuršius irgi, aš tai drąsiai vadinu kuršių vikingais ir visi su to sutinka. Nes tai buvo lygiai tokį pati elgsena, dargi net bjauresnė. Nes kuršiai vargu ar turėjo ką pasiūlyti prekių. Apie jų buvimą Skandinavijoje, kai rašoma apie užkariavimus, bandymus užkariauti plėšikavimus. Užkariauti jie negalėjo, jie nebuvo tokių masinių žygių, kaip tarkim, kad atkeliavo 9 amžiaus viduryje, 853 metais aprašytas, reiškia, Šventojo Ansgaro gyvenimo kronikoje aprašytas Apuolės puolimas. Jo. Yra puikus šaltinis, kuriuom nieks neabejoja, tai yra anksčiausias, reiškia, paminėjimas, būtent Apuolės, kur pradžioj bandė ten, reiškia, švedai, danai kažką daryti, bet jie gavo į kailį ir tada kuršiai išvijo danus, tada švedai, kaip rašo, nusprendė atkeršyti ir apgulė Apuolę. Ten 5000 gynėjų toje Apuolėje buvo iš visų kuršių žemių. Iš tikrųjų, gal ne tai buvo žinoma. Ir paskui sudarė tai, kad atsipirko ten ir tam tikrų kiekį sidabro ir visą tai vyko su šventos mergelės Marijos padėjimu. Tai buvo laikas, kada buvo krikščionybė, dar nebuvo, ji egzistavo tiek Švedijoje, tiek Danijoje, bet tai nebuvo dar visuotiniai paplitęs reiškinys. Ir įdomu yra tai, kad pirmi krikščionybės bandymai, būtent mūsų žemėse, pirmiausia, kuršių žemėse, yra susijęs su danų misionieriais. Ir ta žinia, kuri yra vėlyvesniuose 15 amžiaus pradžios šaltiniuose, užtat yra kai kurių istorikų neprimama, kai kurių istorikų yra nutylima, apie tai, kad 1161 metais danai išsilaipino, reiškia, pakrantėje kuršių, užėmė Palangos ten pilį ir paskui įkūrė pirmą vyskupas Ernemordus, pradėjo krikštyti kuršius. Dar ankstyvesnė žinia yra iš 1069 metų, reiškia, 11 amžiaus, kad pirmoji bažnyčia, pirmoji parapija buvo įkurta Kuršė. Tai tokie bandymai buvo susiję. Pradžioje tai buvo grinai atskirų nedidelių teritorijų vikingų žygiai į mūsų kraštus. O vikingų laikais jau iš esmės tai buvo jau valstybių žygiai su tikslu ne tik ten pasiplėšti, bet su tikslu užkariauti teritorijas kažkokias paimti ir atnešti krikščionybę ir panašiai.